Tai histaminas natūraliai yra mūsų organizme ir yra maisto produktuose. Ir kai pas mus trūksta histamino, fermento diamino oksidazės, histamino oksiduojančio fermento, jis pradeda kauptis ir tada absorbuojasi į kraują. Ir tada atsitinka tokia situacija, kai simptomai varijuoja nuo migrenos iki nuovargio, iki vėlgi virškinamojo trakto simptomų. Mums gali pilvą raižyti, pilvą pūsti, gali būti odos paraudimas, netgi atsirasti nosies užgulimas. Tai kol atrandama ta priežastis, tikrai pacientas gali užtrukti, apeidamas kelis specialistus. Tai vėlgi tada mes arba paskiriame eliminacinę dietą be histamino turinčių produktų, arba mažai histamino turinčių produktų, arba atliekame mano minėto fermento tyrimą iš kraujo. Ir kartais galime kombinuoti gydymą, tai yra dieta plus diamino oksidazės papildai, pabandymui, kaip sekasi pacientui, ar reikia tų papildų iš tikrųjų, gal užtenka tik tai dietos ir panašiai. Dažniausiai tai nėra visą gyvenimą trunkanti situacija, reiškia, po kurio laiko mes galime bandyti įtraukti histaminą turinčių produktų ir stebėti, kaip pacientas jaučiasi, kiek jisai reaguoja, ir panašiai. Tai pagrindiniai tokie produktai, kurie turi daug histamino, tai pirmiausia pradėsiu gal nuo alkoholinių gėrimų, tai yra raudonas vynas, alus, šampanas, tada yra rūkyti gaminiai, tada yra daržovės tokios kaip pomidorai, špinatai, labai mėgstami turbūt visų mūsų. Iš mažiau histamino turinčių produktų gal paminėčiau kitas daržovės likusias, šviežia mėsa. Aplamai gal šitoje vietoje skatinčiau šviežią maistą valgyti, tai yra namie gamintą maistą, tada mes žinome, ką mes įdedame, o tarkim, visi padažai mums gali skatinti tos minėtus simptomus ir vėlgi bus sunku atrasti. Bet visada duodame tokią atmintinę su produktais, kad žmogus žinotų, ko jam vengti.